Labas vakaras, Bernardinų kieme, kaip jūs laikotės? Ar jūs mane girdite gerai? Gerai, žodžiu, viskas panašu, kad su garsu yra tvarkoj. Mes šiandien pradėsim čia tokį labai fainą pokalbių vakarą. Tokie bus, kaip ne visai pasikalbėjimai, tokie kitokie pasikalbėjimai gal daugiau vadinčiau. Šiandien pakalbinsiu legendinį kino režisierių, aktorių, kuris jau matau kaip netrivoja užlipti čia pas mus ir atsisėsti į sėdmaišį. Dalyvausime ne tik mes su Mariuku, aš tikiuosi, kad dalyvausite jūs visi ir mes labai netgi norėtume antroje dalyje žiūrovų Dieve, čia visai kaip kitokie pasikalbėjimai tampa. Gerai, bet žodžiu, mes paliksime čia lapelių, paliksime tušinukų, galėsite ateiti, pasiemti, parašyti savo klausimą ir įmesti ir tas, kieno klausimas bus geriausias, laimės Naujutėlaitį Kierį, laimės iš tikrųjų ne automobilį, o laimės pakvietimus į filmą Kartą kaime. Yra čia dar nemačiusių šito filmo. Labai bus jums įdomu šitas pokalbis, labai, kai mes kalbėsim apie tai, kas vyko filme. Tai gerai, tikiuosi, mes per daug neišspoilinsim ir tikiuosi šiaip paliesim visai įdomių temų, o dabar noriu, kad čia su jūsų didžiausiais aplodismentais, kad pasikviestume Marius Pocevičius! Labas vakaras, mėlyjeji! Ačiū labai, kad susirinkot, ačiū Mantui, ačiū Bernardinų kiemui. Kągi, pradėkime. Gerai, tu nevadovau gal čia paradui. Tai gerai, Mariukai, pirmas klausimas gal būtų toks, kodėl tu apskritai esi čia, o ne žygyje? Tu neturėtum eiti per Lietuvą dabar? Iš tikrųjų, turėtų būti baigęs jisai. Ai. Jeigu viskas būtų gerai, bet nesam žygyje, nes Lukui sulūžo koja. Mes sakėm, mūsų niekas nesustabdys, laiko trūkumas, artėjantį premjerą gali sustabdyti, bet sveikata nepaves mūsų. Tai Lukui čia kažkas trakštėjo, lūžo, kažkas nežinau ir tiesiog dėl jo kalties, aš sakė, nekaltinkim Luko, bet dėl jo kalties mes nutraukėm ties 218 km. Ok, Evaldas Jasaitis irgi nutraukė. Dieve, kokie jūs vaikai, nesugebat Lietuvos apeit? Jesus Christ. Mailiai. Ok, o tu tęsi dar savo kelionę? Intensyviai vasarą, bet mes sakėm, būtinai privalom užbaigti tuos kilometrus, jeigu reiktų net ir po 80 eiti į dieną. Mes įveiksim. Neįveiksit? Ok. Dar vienas klausimas. Ar tu šiuo metu esi kelionėje ir tu šiuo metu esi savo challenge šašlykų valgyme? Taip. Mes prie filmo dar prieisim. Man tiesiog gerai. Tu esi per daug įdomus žmogus, kad nepaliesčiau kitų temų. 1000 šašlykų per vasarą. Pagrindinis klausimas, kokio velnio? Iš tikrųjų, prisirišau prie skaičių. Dariau ten 3 dienas kebabą, savaitė kruopos, 30 dienų picos kažkas, 50 dienų picos, reikia išnaudoti skaičių 1000. O koks mėgstamiausias Mariaus patiekalas? Šašlykai. Tai vasara turi 90 dienų, 1000 šašlykų, kasdien po 10. Va dėl to turbūt. Gerai, dabar žiūrėk, tu sakei ryšiesi prie skaičių. Kiek tu dabar esi suvalgę šašlykų? Dabar 207-8. Tai atsilieki nuo grafiko jau. Labai stipriai. Tai nesi labai prisirišęs prie skaičių gal. Iš tikrųjų, baisu darosi, nes buvau nusimatęs, kad 10 per dieną, dabar, kad spėčiau visus terminus, turi būti 20 maždaug per dieną šašlykų gabaliukų ir jie atrodė, man labai skanus maistas, bet vis labiau aš jo pradedu nekęsti. Tai aš tikiuosi, iššūkio pabaigoje nebus taip, kad iš vis mėsos atsisakysiu. Okay. Gerai, mes gal keliaukime tada, tu velniškai esi įdomus žmogus, kuris daro daug dalykų, aš kaip ir sakiau, tu man esi Lietuvos komedijoje, tu esi toksai Karbauskis šiek tiek, toksai šešėlinis dalykų vykdytojas, kuris lieka. Pavyzdžiui, aš ne taip seniai sužinojau, gal ne taip seniai, bet prieš kokius metus sužinojau, kad tu prie dviračio žinių prisidedi. Aha. Kodėl? Darbas. Bet o ką tu ten darai? Montuoju tiesiog. O tu nerašai ten scenarijus, ne? Okay. Ir tu turėjai ten savo personažą? Aš turėjau ten Seimo nario vlogą. Jo. Tokį savo personažą, savo rubriką. Žinai, kas pandemija galbūt. Ir tada neliko temų. Ir tada, jeigu turėtum pagal personažą, aš turėčiau būti antivakseris,
Tai buvo labai jautrios temos ir aš tiesiog nustojau apskritai apie tai kalbėti ir numarinau tą personažą. Šiaip atsibodu ir žiauriai nervuodavau tas ikonas dėliot, kur jau galiausiai būdavo tiesiog iš templeitas iš praeitų sudėta, netitinka, niekas gerai eina. Tai va. Visai kaip filmas. Jokauju, apie filmą mes dar pakalbėsim, bet žiūrėk, ar gali būti, kad tas tavo personažas, tu mane pataisyk, jeigu aš klystu, bet tavo tas personažas, būtent Seimo narys, čia buvo pirmas tavo personažas, kuriuo tu taip stipriai blykstelėjai interneto lietuviškoj padangiai, ar aš klystu? Ne, tu neklysti, tai buvo netgi pirmiau kandidatas buvo. Kandidatas, taip visiems. Jisai išaugo Seimo nario vlogą, tai buvo 2016 kovas, kaip šiandien atsimenu, įdėjau tą sketchą ir dar Facebook'e buvo labai geras algoritmas, dalinosi, tai ten 1000 gal tų šerų, peržiūrų apie 500 000, tai nusprogo ir tada jo pirminis toks šūvis plačiau. Atpažindavo tave kaip kandidatą į Seimą? Vėliau gal atpažindavo kaip Seimo nario vlogą, kaip kandidato, ne. Nuo to video ne. Man žiauriai patiko. Aš tiesą sakant, tu man nuo to pradėjai patikt, tada kai pradėjai skečus, ne taip gal patikai, bet po to, ne, ką, tu man visą laiką labai žavus likai. Ir žiūrėk, mes po biškį turbūt pereidinėsim prie filmo, nes mes visai neužilgo apskritai norėsim dar parodyti ir tuos kadrus, kurie liko behind the scenes, kaip viskas buvo kuriama ir kaip viskas atrodė ten, kur kamera kartais, kur neišlikdavo. Tai, ką jūs matėte čia, tai nebuvo filmo kadrai, tai tiesiog gražus kadrai buvo. Bet žiūrėk, Mariukai dabar, apie filmą. Tu sakei, kad šiandien aš galiu tavęs tikrai klausti ir tu tikrai atsakysi taip, kaip galvoji. Ir sakei, jeigu noriu, aš galiu tavęs paklausti, kaip tau pačiam atrodo filmas. Taip. Šiaip su filmu šiandien sakiau, labai atvirai galiu viską sakyti, gal vieną temą ne, finansus kai kurioj srity, bet šiaip viską nuoširdžiai, pilnai, kaip jausiuosi, taip atsakysiu, tai ir žiūrovai galit sugalvoti, ką nors. Okay. Tai kiek uždirbo filmas, norėjau paklausyti? Kiek uždirbo, tai aš dabar nežinau, bet žiūrovų, 12 000 kažkur žiūrovų. Tai 12 000 žiūrovų jau apsilankė. Tai nice. Vidutiniškai iš 5 arba iš 6 reikia dauginti, tai yra pajamas. Ai, galvoju, tiesiog... Žiūrovus skaičių. Tada dar padaugini ir tada sakai, taip va, surinko. Jo. Ne, tai tiek pajamų turbūt dauginant iš 5 vidutiniškai bilietas kainuoja. Jo, ir bet žodžiu, tada dar per pusę. Man labai patinka, kaip skaičiuoja, kiek uždirba galiausiai kūrėjas, kad eik tu savo, 12 štukų atėjo žmonių, kart 6, tai jisai savo į kišenį įsidės. Šiam, aišku, dar iš kažkur, dar 10 gabalų, bent 7 štukų jau užsidirbai, tu vienas, ne? Mes po to pereisim prie tai, iš ko susideda apskritai filmas. Bet gerai, tai tas klausimas, kaip tau pačiam galutinis rezultatas? Aš galiu pasakyti taip, kad aš labai susigadinau savo filmą 4 dienos prieš premjerą. Pasakysiu, kodėl plačiai čia. Yra formatas DCP kino salėms skirtas. Tu padarai garsą, turi vaizdą, padarai tą formatą ir važiuoji į kino salę peržiūrėti to filmo. Ar viskas tvarkoja, ar pasileidžia, ar tas DCP formatas veikia. Ir jisai 4 kartus buvo kažkokios klaidos, o kai jos yra, tarkim su garsu, kreipiesi garsistui, jis patvarko, atsiunčia tam, kuris turi spalvas, jisai padaro DCP, trunka 4 valandas, keliam į serverį, vežam į kino salę, tada vėl iš naujo ryte atvažiuoji vienas, tuščioj salėje 10 val. Ryto žiūri dar kartą filmą. Ir aš taip 4 kartus žiūrėjau, nes viskas nors išlįsdavo ir aš matydavau jau, kaip galėjau padaryti geriau, kaip galėjom čia. Ir tai buvo prieš 2 metus ir vertini šitos perspektyvos, kaip aš galėjau padaryti viską tuo metu, turėdamas tą patirtį, bet žinodavau, kad kai kurios detalės būtų pakėlę filmą dar geriau. Tai šiai dienai aš 7 vertinčiau savo filmą ir manau, žinau, kur tikrai buvo galima, turint visus resursus, turint visus žmonės, kur galima buvo padaryti geriau. Ok, o čia, ta prasme, turim tai važiuodavai vienas žiūrėdavai kino teatre filmą? Taip. O, nice. Čia kaip Orlausko pliusas, bet jau po DCP, jau paleistavo į kino sales. Tai, jo, ir pavyzdžiui, tu žiūri ir vidury filmą matai, kad išjungtas kažkoks dialogo takelis. Ir viskas, ir tu supranti, kad viskas laukia iš pradžių skambinti garsistui,
tada rašyti, kas išspaudžia DCP, laukti viską, vežti, serverį dėti, kitą dieną 10 val. Vėl atvažiuoti. Jo. Ir jau tu mintinai, aš dialogus beveik mintinai jau mokėdavau. Tai tas labai labai vargino ir pačioj premjeroj net negalėjau atsipalaiduoti, ar viskas dabar jau tikrai gerai, nors jau paskutinė peržiūra buvo viskas tvarkoj, bet vis tiek sėdėdavau, žmonės eina, aš toks, kad tik viskas gerai, einame į filmą, greičiau viskas praseitų. Tai va tas gal šiek tiek numušė tą visą bendrą gerą nuotaiką, kuri turėjo būti su premjera ateinančia. Man čia asmeniškai. Prieš pradedant kurti filmą, tavo citata. Tadas Vidmantas sasalina švampalą, o vėlyvis yra niuchas. Tuomet tu sudaužiai šampano butelį savo į galvą, išgėriai likusį šampaną kartu su šūkėm ir pasakei, kad sukursi geriausią lietuvišką filmą, neskaitant Robertėlio. Ar manai, kad tau pavyko? Manau taip, jeigu tai mano citata, tai man pavyko. Bet ne, aš labai gerbiu ir Tadą, ir Vėlyvį, ir jų dar neperspjėviau. Ir žinau, su vieną dieną aš atsistosiu šalia jų. Jo, kai jie bus žemai, tu atsistosi šalia jų. Jo, kauju, dievaži, ko jūs reikėt ant manęs. Gerai, žiūrėk, tai dabar gal mes ir pakalbėkim apie tai, dabar jau konkrečiai apie patį filmą ir apie patį filmavimą. Aš jį pasižiūrėjau ir man buvo žiauriai sunku įvertinti, nes aš kaip prisimenu, kaip mes jį kūrėm ir koks geras apskritai buvo vaibas ir aš tiesą sakant, visą laiką būna faina filmuotis dažniausiai, jeigu tai nebūna kažkas, kas būna labai griežtas ir, galėtum sakyti, kad tai yra profesionalumas, bet kai kur tiesiog tai būna šaltas filmavimas, vadinkim taip, kur tiesiog viskas yra sustiguota tuo ir tuo metu, tu filmuoji tą ir tą, tada visi įsiskirsto į savo telefonus ir tada toliau tu turi sugrįžti kažkada, tau grimas, tu persirengi outfitą ir bam, 3 kadrai, važiuojam toliau. Čia kitaip buvo. Man patiko, kad visa tai buvo padaryta profesionaliai, sustatytas timelinas ir panašiai, bet po to, kai išjungdavo kamerą, mes tiesiog eidavom, juokdavomės visi ir buvo labai labai geras laikas. Ir dabar aš žiūriu filmą ir aš matau, aš žinau, prisiminiau, iš ko mes juokdavomės, kai kamera išjungta būdavo ir man jis toksai artimas, atrodo, kad žiūrėčiau 100-dienį savo. Ne iš kokybinės pusės, bet iš to, kad faina filmuotis buvo labai. Tai papasakok tu dabar apie patį filmavimą, kiek laiko jisai truko apskritai ir kas buvo, kur buvo problemos, kas buvo geriau negu planuota, kas buvo visiškai kitaip negu planavai. Tai vėlgi, ačiū, kad taip atsiliepė. Aš irgi noriu apie Mantą pasakyti, kad jisai sutiko irgi sudalyvauti ir atvažiavo tikrai sudėtingom aplinkybėm, žinau, nemiegoju visą naktį. Ir jo pamaina buvo ilgiausia, tai yra mes turėjom sufilmuoti 12 puslapių viso scenarijaus ir buvo Mantas labai gerai pasiruošęs, nuostabiai pasiruošęs, išmokęs visą tekstą, todėl ir tą personažą valdė įspūdingai ir man tiesiog esi perla šitam filme. Tai labai man patinka, kad lietuviškuose filmuose perlų užtenka būti ir gerai pasiruošus, tiesiog išmokęs žodžius aš atėjau. Bet turiu menį ir kūrį, ne tik, kad, žinai, kaip sakyti, čia klausai režisierius, kas sako, bet pats sukūrė personažą ir įdėjai tą indėlį. O atsakant į klausimą, tai truko 13 dienų, 13 pamainų berods ir mums labai sukliudė iš tikrųjų pandemija. Mes pradėjom planuotis filmą, turėjom gerų, labai tvirtų žmonių komandoje. Ir pandemija sumaišė jiem projektus, jie turėjo išeiti į kitus projektus, turėjom susirasti greitai, iš vis nežinom, ar vyks tie filmavimai, mums nutrūko finansavimas, tada ieškom ar savo dedam, ar ieškom rėmėjų, ar čia darom apskritai, bet jau viskas priplanuota, jau susitarta su kai kurie žmonėmis, gerai darom. Bet tada, kai pradėjom daryti, tai mūsų ir buvo, mes nemokam komandai, nemokam daugumai aktorių, bet bent jau, ką mes galim pasiūlyti, tai gerą. Pala, nemoka daugumai, jūs mokėjot kažkam? Kažką mokėjom. What the fuck? Mokėjom 3 aktoriam, kurie... 3 aktoriam mokėjot? 4. Kodėl tu didini skaičių? Gerai, malonu, kad dabar prie žmonių ne už nugarą sakai šitą. Tai va. Žodžiu, bet užtat kitiem gerą laiką leidom. Juokaudavom po kadro, nesmergdavom, girdavom. Tai va. Bet jie turėjo ir gerą laiką, ir pinigus. Žinok, išvažiuodavo. Ai ne visi. Jie turėjo gerą laiką ir pinigus. Gerai. Tai gerai, kas dar? Kiek truko?
Tai va, 13 pamainų truko. Kaip sekėsi? Neblogai ir tai tiek. Kas dar čia? Dviračio jau klausiau. Ne, gerai. Gerai, pasakėjai apie pandemiją, pasakėjai apie planus, bet apie techninius dalykus. Ar buvo kažkas, kas maišė techniniai dalykai, kurie maišė pačiam filmavimui? Ne, mes... Tavo čia nebuvo pirmas filmas, beje, reikėtų gal taip pasakyti, ne? Kelintas tavo filmas čia jau yra? 3 mažo biudžeto. Reikia šitą pabrėžti. Gerai, bet čia buvo didžiausia biudžeto iš visų mažų, kuriuos esi turėjęs. Taip. Kokio biudžeto buvo kiti filmai? Pirmas buvo 3000 Nepavadinkim, eurų. Nepabijokim pavadinti biudžetu šito dalyko. Aš atlyginimu tiesiog vadinčiau. Ok, biudžetas, aha, gerai. 3, kito 10, šito 20. Nice. Progresyviai kylam. Tai, žodžiu, ką dabar atsakyti? Techniniai dalykai, gerai. Tai mes žinom, kokias techninės galimybės turim. Tai mums tik pirmą dieną 2 valandas neįsijungė garsas, negalėjom niekai pradėti filmuoti pačią pirmą pamainą. Bet paskui viskas tvarkoj buvo, tai techniškai, pavyzdžiui, jeigu toks oras, tai viskas tvarkoj galim, bet būdavo, kad toks oras ir debesis eina. Ir tiesiog vienas kadras, kai ant žmonių šešėlis krenta, kitas kadras, kai saulė tvieskia. Na ir ką, realiam kine tu turėtum kažkokius turėti ten flegus, florus, švitintis, kažką daryti. Nu mes ką, neturim laiko, už 10 minučių kita scena, filmuojam kaip yra, tai bus. Tai gera akis mato tuos dalykus. Aš sakau, žiūrėdamas DCP nervuodavausi, kad eina, žinai, aštunkė vadinama, pas šito veidas, pas Ramūną šešėlį, pas influencerius plieskia saulė. Nu tai tokie va techniniai dalykai. Cicėnas daug laiko praleido ten, kur reikia būti šešėlyje. Bet gerai, buvo dar kažkas, atsiprašau už savo komentarus vadinamos. Ne, iš techninių kaip ir nebuvo, kad trukdytų, nes mes turėjom ribotas techninės galimybės, bet kažkokių didelių tokių dalykų nebuvo. Labiau iš komandos, ta pandemija, finansai ir panašiai. Bet čia yra visą laiką klasika yra. Ypač aš, pavyzdžiui, žinau, kai filmuoji skečus. Tai kad tai yra tobula, palyginus. Blogiausiai, kai yra tie debesys plaukiantys, kur matai protarpiais, kur tu nebeišlaikysi vienodų kadrų, arba turi stengtis ar tarp debesų filmuoti, arba debesyse filmuoti visą laiką. Arba laukia, dabar laukiam ir 3 filmuojam. Jo. Ir po 2 minučių. Ir žinai, kas geriausiai buvo, kai aš prisimenu, mes kažkokį skečą filmavom lauke per pandemiją ir lėktuvas skrenda. Fucking vienas lėktuvas per dieną skrisdavo ir būtinai sugadinti jisai turi. Būtinai, jam dabar į Rygą reikia nuskristi. Bet kada į Rygą? Važiuokit į Rygą, kam jūs skrendat iš... Sorry, biški pykčio gal prisikaupia dėl Rygos, bet būna paukščiai čiulbėt pradeda per garsiai. Bet būna visi šitie dalykai, kur kartais tu nepagalvotum, kai nesi toje srityje, kad šitie dalykai gali trukdyti, bet jie trukdo. Buvo, ar ne? Paukščiai ne, nes... Buvo kombainai techniniai dalykai, sakau. Kombainai, tai... Aišku, per rūgę pjūtę reikia būtinai pjauti tada, kai būtent viena pamaina tada prie tam namelį. Nu ir mes 2 valandas, valandą gal laukiam, kol jisai išlėtų, nulinguos iki miškelio. Kombainai, žoliapjovė visą laiką turi pasirodyti. Tai žoliapjovė paprašai, tas padėjo mums veisėjuose, nes tu gali visko paprašyti ir viską gausi. Tai žoliapjovė paprašai ir jis gali 3 valandom nebepjauti tiesiog. Aš įsivaizduoju iš viso, kad žolę pjauno žmonės tik tai nuo 7 maždaug iki 9 ryto ir per filmavimus. Niekada šiaip nepjaus kitų laikų. Taip. Ir jie ieško, kur vyksta filmavimai ir tada visa trimerių sąjunga ateina. Jo. Čia dabar mes pjausim. Trimerių asociacija laimina šitą sprendimą. Ok. Ir tada viskas tampa nufilmuota. Ir tada, ką tu galvoji? Nes aš prisimenu, kad tada didžiausias galbūt tavo klausimas buvo, kaip apskritai bus su filmu, kada tu įleisi, nes priminkim, kad tai buvo pandeminė situacija ir priminkim, kada jis buvo nufilmuotas. 20 rugpjūtį. Tai ganėtinai seniai. Tai buvo po pirmosios bangos atoslūgis ir artėjo antroji
antroji banga ir antrasis karantinas. Ko mes tada dar nelabai žinojom. Nežinojom, kad tai Tik sąmokslo teoretikai sakė, kad čia. Artėja. Restartas. Restartas ir kad reikia nunulint, nuresetinti, tai to mes dar nežinojom, paprasti žmonės. Ką tu galvoji? Tu galvoji, kad tavo filmas pasirodys kitais metais? Jo, aš labai tikėjausi, kad mes sumontuojam ir gal net žiemą paleidžiam, arba bent jau pirmoji metų pusė. Labai taip tikėjausi. Ir netgi jisai būtų, sakykime, tuo metu mano brandoje ir išėjęs. Tu turiu meni, kad per tą laikotarpį, iš tikrųjų man reikėjo pradėti anksčiau challenge'us, būtų daugiau mane žinoję žmonių ir tada prisijungė ir Mantas ilgesnės pamainas turėjęs, ir tu, turiu minti Stonkus, ir tu. O dabar tiesiog atrodo, užaugo mes visi per tą laikotarpį, o filmas taip ir kimarinosi 2020-aisiais. Ir dabar toks ištraukiam. Tai aš džiaugiuosi, kad bent jau dabar jisai išeina, o nes buvo dar, kad 23 rugsėjį galbūt išeis. Tai jo. Aš tai žinai šito, aš niekaip negaliu suprasti. Aš kaip pavyzdžiui išgirdau, kad Star Warsus nufilmavo visus 3 maždaug tais pačiais arba ten aplinkiniais metais ir tada jie turi išeiti kas 2 metus, kas reiškia, kad paskutiniai 3 iš naujųjų Star Warsų išeis po 4 metų. Tai yra filmas, kuris remiasi naujausiam technologijom, išeis po 4 metų ir jums netrodo, kad tai pasent gali, kad tai, ką jūs dabar padarysit, nebebus taip aktualu ir jau bus žymiai geresnių dalykų. Ar tau nebuvo to, kad kai neišėjo po metų, tu galvoji, kad viskas, turbūt dabar jau niekada? Nu dar taip netrodė, bet kai jau kalbom, kad šiais metais neišeis, tai jau galvau, kad niekada tikrai. Jo, tikrai dar viena pandemija gal ateis. Nu ir tada, ar jau beverta, gal tiesiog paleidžiam internete? Jo, toksai jau nusivylęs. Bet tu 2 savo pilno metro paleidęs į internetą esi. Jo, tie tiesiog internetų ir buvo skirti. Nenorėjai juos irgi? Tas antras tai kokybiškai būtų galėjęs būti kino salėse, bet man atrodo, jis jau tiesiog buvo per sudėtingas ir būtų surinkęs ne 12 tūkstančių, o 12 tiesiog žiūrovų komanda pažiūrėjus būtų. Okay. Tai žiūrėk, mes pamažu ėjom ir priėjom prie tai, ką čia esame pažadėję mūsų žiūrovams. Ypatingai turbūt bus aktualu tiems, kurie matė filmą ir gal netgi supras, kas čia vyksta dabar. Tai mes keliausime dabar būtent į tuos kadrus, kurie liko už kadro. Kažkas tokio. Ir kadangi bus subtitrai, tai mes turbūt dabar su Mariuku mes pasitrauksim šiek tiek ir leisim visiems pažiūrėti, kas čia vyko. Jeigu norit, galite kažkaip arčiau pasislinkti. Apie 16 minučių tęsis ši agonija, tai galite įsitaisyti, kad matytumėte geriau ekraną, o mes ateiname, nusileidžiame iki jūsų lygio, taip pasakysiu. Tylos aikštelėje filmuosim pirmą kadrą. Garsas eina? Garsas eina? Kamera. 53 scena, pirmas kadras, pirmas dublis. Ir mes sugrįžtam! Kur jūsų energija? Padarom bangą! Nuo tos pusės pradedam. Aš pats netikėjau šitą idėją. Nice, super, labai gerai. Jie čia yra. Blemba klausimų, jūs žiauriai daug prirašėt. Vadinasi, bus konkurencija netgi dėl pakvietimų. Bet klausimų aš dar, gerai, dar šiek tiek tada apšilimui užduosiu dar aš kelis. Žiūrėk, Mariukai, dabar įsivaizduokim tokią situaciją, kuomet tu turi visiškai neribotą biudžetą filmui, ne? Tavo atveju apie tramštukų eurų. Wow. Gerai, didelis tūsas draugam ir tada nemokamai. Jo. Ne, žiūrėk, tipo visiškai neribotas biudžetas. Davai, ką tu, aktoriui, ką norėtum pasiemti? Čia iš viso pasaulio tada? Ne, tiek neribotas, tu durnas gal, ne. DiCaprio. Ne, nubaigtų. Gerai, ką norėtum pasiimti? Iš Lietuvos kalbam. Aš tai žinok, imčiau visus...
Tave, Stonkų, Vaidotą, Safą. Ir tada jau kastinguotumėmės kitus aktorius. Giedrių Savicką, nes parduoda. Tai gal netgi pinigų gaučiau šį kartą, ne? Jo tai beribis biudžetas, tai kiek ant čekio pasirašytum tiek. Ok, gerai. Giedrių nepaminėjau. O turi idėją dabar filmui naujam, kur tipo jau? Turi rimtai? Taip. Gali išduoti, kas tai bus? Aš tau buvau biškiai uždavęs ir čia mano svajonė, aš nežinau, ar iš tikrųjų galvojau net iš vis pabaigti karjerą režisieriaus, bet paskui persigalvojau, kad vis dėlto tęsiu ir norėčiau ten jau tikrai juokingą komediją padaryti. Tai ten aš kažkada tau, kai mes filmavomės pas Tadą, šiek tiek premisą pasakiau, kad bičiukai, kuriem apie 30 grįžo iš emigracijos ir nieko nenuveikė per gyvenimą per 10 metų ir sugalvoja, kad jiem reikia pradžiai pinigų ir jie nori apiplėšti banką. Bet banko neapiplėšti, todėl plėšia paštą, nes galvoja, kad ten yra pinigų, nes dar nešioja pensininkams kešą. Jie taip galvoja. Tai va, toks premisas ir aš turiu scenarijų. Aš jį sakiau Stonkui, kažkada tau pasakau, tai mano svajonė ant 4 tų pagrindinių personažų padaryti tokį. O jei ne komedija, tai idėja yra labai tokia sudėtinga vienam, vėlgi mindfuckui, bet ten drama, kur jau reikia ir patirties dar įgyti, čia kai man gal 40 bus, ir dar scenarijų labai šlifuoti. Bet kol kas, jeigu sekantis būtų filmas, tai va tą komediją norėčiau padaryti. Tu pastebėjai, kad tu turi dalyką, kurį turi, bent jau aš 3 žmonės žinau Tarantino, Staną Lee ir Rudoką, kurie mėgsta patys savo filmuose suvaidinti. Tu išlaikysi šitą bruožą savo? Žinai, aš dėl ko tapau režisierium, nes aš norėjau būti aktorium ir man aktorium nepavyko būti. Tai galvoju, gerai, aš tada darysiu filmus ir juose būsiu aktorius. Jo. Tai aš tiesiog išpildžiau savo aktoriaus svajonę. Bet man čia yra nesąmonė. Tu taip neišnaudoji, va tiesiog. O jei čia trasa dviračių. Tur de France eina, kas šitas Vilniaus kelias naujas pračia praeidinėja, ne? Žinai, man čia yra keiščiausias dalykas, ko tu tikrai neišnaudoji, būdamas ir režisierium, ir scenarijaus autorium, ir aktorium, tuo pačiu tu tiesiog galėjai parašyti, kad tiesiog belia kaip vienoj scenui, belia kaip ilgai turiu laižyti su gelminė. Tiesiog gal reikės šitos scenos, gal nereikės, bet tiesiog, kad turėtume kadrų. Aš galvoju apie tai, bet... Dengimam. Kas sužiūrėtų tai, žinai, kas išrežisuotų? Manau, kad tu vakarais. Tiesiog, tu neišnaudoji labai geros progos, aš manau. Gerai, 4 filmui. Jo. Pagalvok tikrai, ar nori banką daryti, ar nori daryti lietuviškuosius 15 pilkų atspalvių. Tiesiog. 3 žvyrų. Žiūrėk, dar keletas klausimų. Aš suprantu, kad savo filmą tu turbūt laikai kaip geriausią lietuvišką filmą, bet ar galėtum iš tikrųjų galėtum išskirti, kas va tau yra tokie lietuviški filmai, kur tu sakytum, va, aš taip norėčiau padaryti? Turi tokių sąrašą? 3 kokius galėtum? 3 milijonai eurų. Ok. Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius. Ir 3 02. Aš esu vienas keisčiausių žmonių, kuriem patinka 01 dalis. Man irgi patinka. Jo, aš nežinau kodėl, bet man ten taip viskas ir taip trešas toksai, bet man taip patinka, toksai labai geras undergroundinis tuo metu dar, man atrodo, kaip statytas. Jo, tai man... Bet geras sąrašas, turiu tiesą pasakyti, kad tu labai pataikiai į tuos, kur labai sėkmingai, taip gerai padaryti filmai apskritai yra. Ir beje, aš šiaip norėjau pasakyti, kad tu pasakėjai, kad tu surinkai 12 000 žiūrovų, bet gal tu nepasakėjai, kad tu pralenkiai Elvį. Taip, kad... Įsivaizduokit, Kartą kaime yra populiaresnis filmas už Elvį. Aš noriu pasižiūrėti IMDb, kaip atrodys po šio savaitgalio. Visas ticket boxas, kaip atrodys, bet... Worldwide, ne? Jo, worldwide. O tu jau paleidęs ir dar laukia premjerą Kinijoje. Nes Kinija didysis žaidėjas yra, žinai, dabar. Mes labai... Kinija ir Indija. Kinija ir Indija. Ten mūsų laukia, žinot, atplėštom. Dėl to tu Safą paėmei. Okay, būtent. Man šiaip yra žavus tas dalykas, pavyzdžiui, kad aš niekada nesupratau, kodėl, tarkim, ten Transformerių dialogai yra tokie, labai paprasti, super paprasti. Yra daromi dėl to, kad juos nedviprasmiškai ir labai paprastai būtų galima išversti į kinų kalbą. Rimtai čia? Jo. Kiek aš skaičiu apie tai, kad... Logiška.
Tai yra, nes ten labai daug rėmėjų ir ten labai daug žiūrovų. Šiaip atsiveria labai Amerikos kino rinkai tiem visiems transformėm patikinė. Ir apie Transformerius dar, sorry, kad aš nežinau, kaip taip greitai perėjau nuo kartą kaime iki Transformerių. Aš juos laikau vienoj lentynoj. Bet, pavyzdžiui, aš nesupratau visą laiką, kodėl ten reklamuojasi automobilis, brandas kažkoks, jeigu ir taip ten dar 20 reklamuojasi, ne? Ir žinai, dėl ko reklamuojasi? Jie parodo, kad jie ten gali būti tiesiog. Turbūt ten koks Fiatas gal ar kas neturės pinigų ten pasireklamuoti, o koks ten Chevrolet ar kažkas mes galim čia būti, jie tiesiog parodo. Tai va, tai čia tiesiog galvosi kada nors kažkokį apie robotus daryti filmą, tai gal praverš šitą informaciją. Gal net kitą dabar jau mąstum. Gal jau net ne apie banką. Jo. Gerai. Žiūrėk, galim mes po truputį turbūt pereiti. Aš dar vieną klausimą turėjau. Turbūt ne visi suprato, kas yra ta lėkštė, kuri buvo sudaužyta. Nu, turbūt, papasakot, kas tai yra. Jo, kas yra lėkštė. Man papadėsit, nes man atrodo, tik nežinau kokia tvarka, ar užrašo vardus ir sudaužo, ar sudaužo ir ant šūkių tada parašo vardus. Jo, tai užrašo vardus ant lėkštės prieš pradedant pirmą teiką. Sudaužo, tada turbūt turi susirasti savo šūkį ir jinai laimę neša. Nu, va taip. Čia jau biški improvizacija, man atrodo, prasidėjo. Ir tada turi persius 5 žmonėm ir jeigu jie nepersius dar 5... Ir jei nepersius, tada ne 7 metus nesiseks. Jo, ir išžagins dukrą. Aš nežinau jau tiksliai, kaip ten baigėsi, bet, kažkaip taip. Tai čia yra tradicija šiaip kino industrijoje, bet jūs turėjo dar vieną labai gražią tradiciją. Apart gimtadienio, beje, labai fainas prankas. Bet jūs turėjote, jūs visus aktorius, kurie baigdavo savo pamainas, uždarydami savo visą tekstą, jūs ką darydavot? Mes padovanodavom gėlytę. Puokštės jūs netgi. Ai, puokštė. Jo, ten gėlių. Tai jūs velniškai... Tai ten tau gal puokštė buvo. Ką? Kitiem gėlytės. Jau tau gal buvo puokštė, kitiem po vieną žiedelį. Ne? Atsiprašau tada, visiems puokštė jo. Nu, kam tai sakot? Gerai, einam prie žiūrovų klausimų. Tiek to. Varom, davai, važiuojam. Pasiruošęs atsakyti? Taip. Ar geriau šiktum sraigiam ar vemtum sliekais? Vat nuo tokio klausimo mes pradėsime žiūrovų klausimus. Kur aš bandžiau visą laiką gražiai šnekėti. Čia pirmas klausimas. Čia pirmas klausimas, taip. Jūs su šituo klausimu norite į kiną nueiti, ne? Okay, sėkmės linkėsiu aš jums. Šikčiau turbūt geriau. Ne, aš suprantu, aš irgi. Bet klausimas, ar šiktum sraigiam ar vemtum sliekais? Nu, šikčiau sraigiam. Ai, šiktum sraigiam. Ok, gerai, tvarko. Nes tada galėtum susirinkti ir priduoti. Va. Šiktum pinigais tada. Bet jeigu esi žvejas, žinai, taksai, kodėlgi nepavėmus sliekais. Ar buvo incidentų pasibaigusių ligoninės priimamuoju? Jo. Kas buvo? Bet mūsų šitą fotografiją, aš nežinau, jo, vėliau jinai po filmo nuvažiavo į ligoninę. Mūsų nes mes suteikėm labai gerą erdvę laisvalaikiui po pamainos, tai yra tinklinis, ežeras, maudynė, žvejyba, valtis, pokalbiai. Skamba kaip dalykai, kur nereikia investuoti pinigų. Radleris. Ir tada tinklinio metu, nes ten vykdavo netgi kovos, tai mūsų fotografija užlipo ant kamulio, kryptelėjo ir ten yra net kadras mėgingofė. Pala, tai aš dabar tik supratau, Rugilė per filmą susivarė koją. Taip. Ok, paplojam iš čia ir jis sveika, viskas gerai. Užmynė, man atrodo, ant kamulio, kryptelėjo ir dar mes galvom, kad gal ten nelūžė, gal ten nieko. O kaip kamuliui? Kamuliui gyvas, žaidė toliau. Čia dievui. Ir netgi nusifilmavo su ta koja sceną, nes kaip ir turėjo kita aktorė būti, bet mes anksčiau baigiam pamainą, sakom, ar tu nori suvaidinti, noriu, ar galiu. Ir ten privažiuoja mašina prie scenos, prie Laurino ir tada aktoriai pagalbininkai ją atneša, pastato ir tada jau jinai vaidina, kad jai neskauda ir ateina iki aktoriaus pakalbėti, bet iš tikrųjų visiškam skausme, nes ten koja jai. Aš labai gerbiu tokius aktorius. Ir man atrodo paskui, kaip ir buvo, kad peršvietė, bet tik tais patempti raiščiai, bet paskui, kad ir atrodo, kad ir lūžis, tai nežinau, galiausiai. Trūko visi raiščiai, sako. Trūko visi raiščiai? Jo. Nice. Kiek veisėjose vaikų užveisėt, klausia nežinomasis arba nežinomoji? Nu, manau, gimstamumas nepadidėjo. Nepadidėjo?
Vieną grupę darželį dar surenka. Tai va tokia statistika. Bet mažėja jau ir ta. Mažėja ir ta. Jau apie B klasę negalvoja veisėjai. Nuo 3 iki 6 vienoj košiai visi. Jau pirmokai su ketvirtokais leidžiami yra mokykloje, ne? Ta pati kursą eina. Tu beje, tu ir esi iš veisėjų. Tu netapai kažkiek miestelio ambasadorium? Vis dar ne. Aš darau dėl to, kad tapčiau veisėjų garbės piliečių. Okay. Bet ne. Dar per mažai sakoma. O kas iš veisėjų yra dar žymesnis už tave? Aidas. Kas? Aidas Mačionis. Aidas Mačionis, nu jo, tada dar teks padirbėti. Kuris iš aktorių buvusių šiame filme 100% bus tavo sekančiame, o kurio 100% nebus? Tai ar bus, tai aš negaliu pasakyti, ko aš norėčiau, kad būtų. Tai jau išvardinau prieš tai, sakykim. Mantas, tu, Vaidotas, Giedrius, Safas, norėčiau, kad būtų. Ko nebūtų? Manęs, jeigu nebūtų pinigų. Aš šitą, kaip čia, gal nesupyks tie, kurie, sakykim, nėra aktoriai ir jų nebūtų. Tai va, jų gal nebūtų. Ok, taip. Turiu omeny. Pusiau gražiai išsisukai, bet labai daug žmonių įžeidai. Laurynas nepasakiau. Norėčiau, kad būtų. Taip. Šiaip tiesą sakant, puikiai suvaidino pagrindinio aktoriaus personažą. Gal galim duoti plojimų ir pagrindiniam aktoriui? Puikiai susitvarkytas suvaidino. Nes noriu irgi pasakyti, Laurynas iššoko savaitę prieš filmavimus į pagrindinį vaidmenį ir mes ten labai jau taip neturėtų vykti, kad tu savaitę neturi pagrindinio aktoriaus. Rašinėjom jau kam papuola. Spielbergas tą patį yra sakęs. Aktorių gildiją atsidariau ir kas nors tarp 2,5 ir 3,5 rašau, gal tu laisvas už savaitės ilgam metrą nusifilmuoti. Ir tiesiog Laurynas iššoko, galėjo, tiko laikas ir į tą visą, ten tikrai visas pamainas turi vaidinti, arba visą laiką, arba, ten jei gera pamaina pusė tu jos turi vaidinti, tai labai ačiū jam, tikrai sunku, didelį indėlį, padarė didelį darbą, tai esu tikrai labai dėkingas. O kodėl, jo galit plot, ne, tikrai nedraudžiu. O kodėl jūs taip ilgai neturėjot pagrindinio aktoriaus? Čia slypi istorija. Ar turėjo būti kažkas kitas? Aš rašiau šitą vaidmenį Vaidotui, pagrindinį. Parašiau ir paskui jis sako, aš nepadarysiu. Ta prasme, čia labai daug visko. Jo. Ir tada mes sutarėm, sakau, gerai, aš ieškosiu, bet jis pats sako, tu bandyk ieškot, bet jei jau nieko nerasi, tai aš tada vaidinsiu pagrindinį. Ir gavosi taip, kad netgi pats Vaidotas sako, tam making of-e, kaip ir pats sakė, kad geriau Laurynas, nes sunku būtų, nežinau dabar gal ir kitaip masto, bet manau tada išėjo viskas tvarkoj, sukrito kaip sukrito. Ok. Bandysiu perskaityti, tiesiog gal nelabai gerai perskaitysiu. Kiek žmonių procentaliai į filmavimus ateidavo su Pirigaru? Būk sąžiningas. Pirmiausiai savo. Su Pirigaru ateidavo kiekvieną dieną, aš sakyčiau, maks vienas žmogus, tai čia procentais 3%. Bet čia ją imkim procentaliai kasdien. Bet tarkim, po pirmų filmavimų, po middle party vadinamo, kaip mediumo, tai 50-60 su Pirigaru atėjo į kitą pamainą. Professional. Bet tai netrukdė, niekada dar niekam nesutrukdė Pirigaras gerai pamainai. Laimėti olimpinio medalio. Taip. Čempionų lygos. Ką reikia padaryti, kad patekti pas jūs į filmą aktorę? Su pirma, reikia nerašyti bendraties ir kad. Juokauju. Aš nežinau, aš tai nesu ten tas, kur ten, kažkaip čia pas mane reikia patekti ir panašiai. Dabar tiesiog eisim, turbūt tikiuosi, kituose filmuose profesionaliau ir bus castingas
ir turbūt į castingą bus kažkokia atranka, va, jie atėjus, praėjus castingą galima patekti į filmą, nes būna castingas, būna kažko režisierius jau konkrečiai nori kažkurį vaidmenį. Tai mes šitam tai buvo tiesiog pažįsti žmogų, jisai gali gerai, nori vaidinti, nori, bet nu jo, taip yra sunku, tai išsikastingavus, manau, ir apskritai lengviau ir tam žmogui, ir sukurti personažą, ir rasti. Mes neturėjom tiesiog privilegijos tos, kad galim į vieną personažą keli žmonės išsibandyti. Mes gavom Cicieną, viskas, Cicienas tą daro. Mes gavom Lauriną, Laurinas pagrindinis. Mes Gelminę turim, Gelminė pagrindinė aktorė. Ar nemanai, kad Lietuvos kino industrijos didžioji tragedija yra tai, kad tu turi būtinai dėti kuo daugiau žymių žmonių, kad kuo daugiau žmonių ateitų po to pasižiūrėti filmo? Kuo daugiau eilisterių, kurie nebūtinai ten turi būti ir, Nu, aš manau, čia dėl to, kad taip veikia komercinis kinas. Nelabai parduosi filmo, jei nėra tame vardų žmonių. Tai tiesiog kiti galbūt net ima, nes, Savickas tikrai parduos, bet jis ir gerai padarys. Yra vos keletą turbūt aktorių, kurie visada parduos. Bet ar tai blogai, ar gerai, aš manau, tai nėra blogai. Jei jis atlieka gerai vaidmenį, nestereotipiškai paimtas, tai tada nėra blogai. Okay. Nes aš kaip žinau, nors čia gal jau ne ta. Aš nežinau, ar aš galiu tiek išduoti, bet aš nesakysiu, koks filmas tai buvo. Aš tiesiog žinau vieną situaciją, pavyzdžiui, kur ateina prodiusas ir sako, kad parašytas scenarius jau pilnai ir sako, žiūrėkit, reikia džiazų įkišti. Sako, bet jei nereikia čia nieko daryti. Nesvarbu, reikia, kad džiazų vaidintų. Nes mes ją turim ir sakom, tai gerai. Ir tipo toksai, bet scenarius visiškai to nereikalauja, bet pardavimai to reikalauja. Ir čia tada, kam tu nusileisi? Kažkokiam savo menininko gysleliai, ar tu visgi prieš konkurenciją tą nepastovėsi ir visgi nori užsidirbti? Čia turbūt tame klausimas prieš save pirmiausiai. Kaip gimė filmo idėja? Filmo idėja tai yra tęsinys visų 3 filmų ir čia turėjo iš tikrųjų būti daug tų scenų iškarpyta. Čia yra Problemų tvarkytojo 3 dalis, tai yra priešistorė Problemų tvarkytojo filmo, juodo autobusėlio tokio mistinio personažo pradžia ir tiesiog tai buvo bandymas sukurti visos trilogijos pabaigą. Vėliau viskas vystėsi, kad į scenarių, kad kaimietis ieško žmonos, nes, kaip ir sakiau, pradžioj buvo rašoma Vaidotui, o 3, kad reikia kažkaip pašiepti influencerius. Ir visa ta samplaika gavosi iš šitą kūrinį, kur atsiribota, galiausiai kaip ir atsiribota nuo pirmųjų 2 dalių, tas pats galbūt kino pasaulis yra, tiesiog dar išlikęs personažas ten tokių, kas matė, supras, kokie kabliukai yra, bet šitas filmas toks atskiras, siejasi tiesiog, kad jo mažas biudžetas nufilmuota Veisiejuose. Ok. Lemba, žinau, kiek daug klausimų, aš tikiuosi, kad mes spėsim viską paklausti tavęs. Ir velniškai daug raštelių labai panašia rašysena, desperatiškai norinčių patekti į filmą, aš taip gal net sakyčiau. Čia gal biški komanda, kad atrodytų, kad kažkam rūpin. Prirašė nuo savęs? Aš negaliu sakyti, kad ne. Bet negaliu sakyti ir kad taip. Kuris aktorius labiausiai užkniso? Čia taip tiesiai šviesiai reikia dabar atsakyti? Ne, tiesiai šviesiai parašė, kuris aktorius labiausiai ir tada nubraukė ir užkniso parašė. Aš nenoriu paminėti ir negaliu sakyti, kad užkniso ar tiesiog buvo tokia sudėtinga situacija, kai mes turėjom įtraukti vieną žmogų, bet eigoje supratom, kad jis neišvaidins, nepadarys to ir tada aš nesugebėjau pasakyti ne ir labai tempiau su tuo. Ir buvo tokia sudėtinga situacija ir viduj degiau ir tai turbūt sunkiausias viso filmavimo momentas, kai žmogus susiplanavęs, kad vaidins, turės, ne pagrindinį, bet ten tikrai daug screen time, o aš turiu pasakyti, ne, vis dėlto mes tau galim suteikti ten kažkokį vieną pamainą. Ir tada jis vis tiek atvažiavo ir mes ten filmuojam ir be jo, ir su juo, ir kažkaip nemalonu, visi supranta, kad čia kažkokia nesąmonė vyksta.
Ir galiausiai mes pakalbėjom, viską susidėjom, tai aš ir savo didelę kaltę keliu ir čia nesakau, kad jis užkniso, tiesiog ta situacija, sakyčiau, užkniso su juo ir su manim pačiu. Jo. Tai buvo toks jo didelis negatyvus dalykas, kuris neša man iki šių dienų, kas labiausiai sunkiausia buvo, gal net klausimas, kas sunkiausia buvo filmavimuose. Tai va ta situacija, kuri kelias dienas vilkosi, iki kol atvažiavo žmogus ir mes pakalbėjom. Ir šiai dienai kaip ir viskas tvarkoja su juo. Tai aš tiesiog nenoriu įvardinti vardu ir pavardę, bet manau, tiek komanda, tiek jis pats žino, apie ką mes kalbam. Tavo problema, kad tu per geras esi. Jo, tai labai didelė problema ir tai man kliudo, aš manau, net režisuot. Ir tai kliudo, sakykime, dabar, kai net nėra pinigų ir tu paprašai paslaugos padaryti, žinai. Ir žmogus sutinka aukoti savo laiką. Ir tada tu matai, kad gal viskas ne taip vyksta, kaip čia daro, arba net su komanda, sakykime, būdavo, kad, žinai, siūna kostiumus, jų tokių nereikia. Jo. Daro visokius teatrališkus kostiumus, nemiega naktim, nors galėtum paprastai aprengti. Ir tu taip kaip ir nu gerai, kurkit. Svarbu jums gerai. Svarbu jis gali nesivalkioti. Tas man sunku ir tas dar reikėtų tikrai pasimokyti, bet aš manau, jei mokėčiau pinigus, tada būtų man net pačiam lengviau, nes aš tada galėčiau ir bandyti reikalauti, pabandyti reikalauti. Jo. Nes jo, tada jau tu atlieki, ko paprašo, arba jau sprendi tą, negu man daro paslaugą ir aš tada turiu šiek tiek nusileisti, kad jis gerai jaustųsi tas žmogus. Žiūrėk, apie pinigus yra kitas klausimas. Sakote, aktoriams nemokate, o kur tuomet eina pelnas už bilietus? Just curious. Tai aš būčiau prie šito klausimo šiaip ar taip. Vėlgi, turbūt tie, kas nėra susidūręs su šita industrija, galbūt ir nežino visų niuansų, bet pakalbėkim dabar, paimkim tiesiog, nurendam, paimam 100 dabar, tarkim, uždirbti yra. Čia kaip pavyzdys, ne? Kiek tada jūs turite po to, kai kino teatrai pasiema? 30. Jo, klausimas tau, ar tau neatrodo šiek tiek, nes aš savo esu atsakęs jau šitą klausimą, man tai atrodo velniškai nesažininga, kuomet pusę pinigų gauna visas tas darbas, kuris yra padarytas, visi tie mėnesiai rašant, visas mėnesis, tarkim, filmuojant, keletas mėnesių montuojant, eilės žmonių darbas ir tada 5% gauna tie, kurie turi patalpą parodyti. Aš iš tikrųjų niekada nesusimaščiau taip, nes aš visada iškart skaičiuoju jau po, žinai. Visada smegenys jau veikia, filmas uždirbo ten 100 000, tai tu tiesiog filmas uždirbo 50. Net nekvestionuodavau šito. Bet taip pagalvojus, o įmanoma kitaip. Nu, čia toks kaip monopolija. Jeigu tu gali pats rodyti, sukvies žmonės, ir čia rodydamas pasimt savo visus 6 euriukus, tai aš manau, okei, daryk, kas neleidžia. Tiesiog, faktas. Tiesiog yra tos patalpos, yra ta sistema, jie irgi turbūt savo turi darbuotojus, jiems reikia viską išlaikyti. Aš suprantu, kad turbūt jie ir gauna ir didelius pelnus, bet jie perka ir kitus filmus, kurie ne visada atsiperka ir panašiai. Tai aš net to niekada taip nekvesionavau. Gal aš sakyčiau, kad lietuviškam filmam, kinui, kad remti lietuvišką kūrėją, nes mes visada jau čia einam prie tų, kad lietuviškas kinas tobulėtų, gerėtų, ten ta yra PVM lengvata, kažkaip valstybė prisideda. Gal valstybė galėtų dalį, sakykime, nuo tų 50, kad būtų 60-40 ar 70-30, ar pačios kino salės galėtų lietuviškam kinui kitokį procentą taikyti, tai aš būčiau už. Aš tiesiog nežinau, kaip su užsienietiškais kin yra, kai jie perka ten licenzijas. Tai už tą aš palaikyčiau tą pusę, bet yra kaip yra ir tiesiog net nekvestionuoju. O tą galiu papildyti, kur eina toliau, ar turi dar tų klausimų? Ne, aš tiesiog tada gal užbaigiant su kino teatro dalimi, tai aš norėjau paprašyti Forum Cinemas, gal pasiėmė 50% nuo kino, kurie jūs galėtumėt bent jau susitvarkyti savo internetinį puslapį, kad jis nebūtų fucking 2000-ųjų laikų. Tai tiek būtų iš mano pusės. Iš tų procentėlių, ne? O dabar tada tęskim, kur toliau skaidosi visa suma? Jo, tai dabar tęsiant, kur eina tas pelnas, ne? Nes nemokat aktoriam, tai savo jau jūs gyvenat, ar ne? Tai 30 eina, nuo 60 lieka 30. Tada daliniesi... 30 000, taip. Jo, tada daliniesi su platintoju. Tai ten kaip sutarsi tuos procentus. Jo. Mūsų atveju aš neatskleisiu, jo musikuoja, bet, sakykim, lieka... Kažkokia dalis jau tada lieka jau komandai.
Jo, gerai, vlemba, kaip dabar bus sunku. Kiek čia Toliau pinigais, ar ne? skaičiuota, ne? Imkim kokius nors kitus skaičius, tada atsiribosim nuo mūsų susitarimo, ar ne? Aha, jo. 100 000, 50 salėm. Ai, va dabar jau galėsi įvardinti. Dabar kiek tada, ne? galėsiu Ai, įvardinti. Gerai, jo. Taip nėra pas mus, bet sakykim, kas irgi labai būtų nesažininka, 50 su platintoju. Bet taip nėra pas mus. Taip. Tai va, Okay. lieka komandai 25. Ne komandai, o jau grinai kūrėjam nuo to grinojo pelno. Taip. Tai jis jau keliautų į tą producinę kompaniją, jau sąskaitą, kurią jau ten ir padarė. Bet tada turi būti, ar visai visą atpirko biudžetą. Sakykime, jeigu tu suinvestavai 200 000 ir uždirbai 25 000, tai turbūt išėjai į didelį nulį. Tai ne, net ne į nulį, žinok, čia. Tiksliau, didelį minusą. Nežinau, Jo. kiek tu matkės praėjęs, bet čia labai didelis. Tai minusas mūsų yra. atveju, nors mūsų ir biudžetas minimalus. 20 000. ar ne? 20 000, tai mes net ir šiai dienai dar turbūt tik dabar nuliukus galėtume matyti, kad atmušė va tą, ką mes sudėjome į viską. Tai ir trumpai tada tiesiog paminėkim, kam pinigai dar būna išleidžiami. Profesijos, kurios sukasi aikštelėje, tai yra rūbų dizainas, garsas, šviesa, grimas, nežinau, castingas, kostiumai, prodiusimas, gripas. Asistentai dar priklausomai nuo to, kokio dydžio komanda. Ir paskui dar viskas prasideda jau platinant, tai yra reklama. Reklama, taip, visas postas. Mūsų netgi pusė biudžeto nuėjo reklamai dabar jau. Nu tai žodžiu, va čia jums ir klausimas. Tai atsakėm, tikiuosi, kam nueina, kur. Tai ir mūsų, būtų faina uždirbti, bet mes uždirbtus pinigėlius, kiek jau kas atneša, skirsim kitam filmui. Tai nėra, kad mes dabar susistatysim namus, butus ir norim čia žiauriai uždirbti. Tiesiog yra dar kur kilti, yra ambicijų padaryti juokingą komediją. Gal komediją visų pirma dar būtų ambicija padaryti, ar ne? Tai bus reinvestuoti pinigai toliau į kiną. Maladės. Galima. Kiek žmonių per filmavimą suko tarnybinius romanus, kurie po filmavimo pasibaigė? Vienas tai tikrai. Buvo kur dviese butelį žaidėjau? Ne. O daugiau kaip ir nežinau. Vienas, man atrodo, romanas įvyko ir prasidėjo gal ten, o vėliau jau išaugo iki dabarties. Tai nepasibaigė jisai? Ne, jis vyksta. Kaip? Ai, romanas, kaip romanas. Nu čia toksai, kur tipo prasidėjo tenais, bet pasibaigė po filmavimu. Ai, toks. Tada nesusekiau, žinokit. Aš tų užkulių negalėjau labai būti, nes režisierius yra kur visada aikšteliai ir yra kita kompanija, tai ten aktoriai, grimas, kostiumai, kurie didelę darbo dalį turi dienos pradžioj, aprengti, nugrimuot ir tada palaikyti visą tą eigoj, bet jie gali būti su aktoriais, gerai leisti laiką, žiauriai faina. Aš irgi, kai filmavausi Chicken Factory serialė tokiam, žiauriai faina būna, kai nieko nesirūpinti reikia, tik tiesiog aktorius, o tu matai kaip režisierius su operatorium ar ten pirmuku visą laiką tam darbe. Tai va tas, iš tikrųjų, aš labai pasilgstu kine va to pabuvimo su komanda, nes dažniausiai tu tiesiog filmuoji ir nėra to. Tai labai džiugu, kad po visų filmavimų sugrįžus į tą pačią vieną lokaciją, kaimo turizmo sodybą, gali pabūtam vaibę, o kai Vilniui filmuoji, tiesiog visi išsiskirsta ir net neturi to pabuvimo su komanda. Tai užbaigiant nesusekdavau, gal įvykdavo ir pasibaigdavo, tai nežinau. Okay, aš tik pataisysiu vieną terminą, kurį tu pasakei, ne užkuliai, o užkulsiai. Užkuliai yra labai, labai kita vieta. Ar buvo nesutarimų filmavimo metu? Buvo. Gerai. Mes žinok, mus ima spausti laikas. Tai dabar trumpai, ne? Galim varyti, tiesiog. Buvo labai stiprių, daug emocinių breakdownų netgi būdavo, bet mes išvinguriavom. Gerai. Kaip prasimušti, kad tavo filmą rodytų kino teatruose? Kaip prasimušti, aš susirasti platintoje. Tiek tiesiog? Jeigu platintojas patikės, kad filmas parduodamas, tai
prasimuši, jeigu apskritai filmas vertas žiūrėjimo, nes man atrodo paima kino teatrai, paima lietuvišką kūrinį, jeigu jis atitinka bent kiek standartus techninius, tai įmanoma padaryti tą filmą. Bet čia, žinai, čia ne tik su filmais tas platintojas yra. Tiesiog šiaip svarbu jį turėti. Jo. Ar valgot sausus pusryčius su vandeniu? Čia jau iš iššūkių gal? Galbūt tau užmetinėti. Nevalgau. Gerai, nereikia nervuotis. Kokiais kriterijais rėmėtės renkantis pagrindinius aktorius? Kad būtų žinomi. Va taip, va tiesiog. Tiesiai šviesiai. Ne, iš tikrųjų, Gelminę pirmų numerių norėjom. Tiesiog dėl to ją iš karto rašėm ir labai apsidžiaugiam. Į seniūno vaidmenį sakėm, norim Giedrių pabandyti, bent jau parašyti jam ir jis būtų sutikęs, jeigu būtų galėjęs datomis. Sako, man patinka, o Cicėno antrų numerį iš karto mes jam parašėm, jis perskaitė scenarių, visi ir Gelminė ir Cicėnas sutiko perskaitė scenarių. O po to jau tau rašėm, Vaidotui, Mantui ir... Ne, Mantas iš vis vėliau atvyko, bet aš žinai, kas man galbūt liūdniausia, jeigu aš būčiau žinojęs, kokie žmonės ir kokia komanda ir visas castingas susirinks jau pačioj pradžioj filmo, tikrai būtų kažkaip kitaip galbūt viskas vykę, kitaip dėliojus ir kitaip viskas netgi tuo, aktorių prasme susidėlioja, gal žinai, apsivertė, nes tiesiog eigoje atrodo viskas vyko, augo nuo svajonės, kad gal turėti Gelminę iki pabaigoje, kai Stonkus tiesiog atėjo ir sako, susimprovizavo jo. Aš turiu Gelminę, pamirš savo svajonę. Kiek šitas filmas geresnis, blogesnis už ankstesnius jūsų filmus? Geresnis, aš manau. Turbūt... Bet čia kokiais matavimo vienetais? Aš tai manau iš daugelio. Jis labiau... Jis geresnis, nes vien pateko į sales, jisai aiškesnis, jisai visoks ir ateina tų visokių komentarų, kažkam geriausias filmas gyvenime, kažkas išeina iš kino salės nepažiūrėjęs, tai tas spektras nuomonių labai platus. Tai ir man tai sakė, Mariau, žinok, susilauksi heito, ar tikrai nori, sakau, eikim, tikrai visiems patiks, bet visiems visokių nuomonių yra. Bet jis geriausias techniškai, jisai paprasčiausias, jisai gal toks platesniai auditorijai, nelabai ne toks nišinis kaip antras, sakykime. Jo. Tai šitais aspektais geriausias. Ok. Blemba, mes jau kai kuriuos atsakėm kaip ir klausimus. Tai degink tuos. Deginu gal netgi, soriukas labai. Deginam. Apie tai, ką išmestum, žinai, iš kesto. Jau. Ne. Ar nedrebėjo kinkos Giedriui, kai peržengė Baltarusijos pasienį? Čia klausimas. Pakartok, palauk. Ar nedrebėjo kinkos Giedriui, kai peržengė Baltarusijos pasienį? Manau, nedrebėjo, nes neperžengėm. Jūs neperžengėm? Ne. Ten apžaidėm, ten ta linija yra, bet ten jinai upelio centre lygiai tas, kas reiktų peržengti. Ir tuo metu, kai filmavom, nebuvo jokios blogesnės situacijos, man atrodo, peržengus dar nebūtum sušaudytas tiesiai jo. Nes nebuvo emigrantų krizės. Kiek metų kalėjime tiesiog būtų, bet nebuvo emigrantų. Ir kas vėlgi, tas bairis atrodo kaip ir paseno, bet jis kartu ir užaugo. Suimprovizuotas bairis. Tai tuo metu buvo lankstesnė situacija, aš nežinau, ar dabar ten įmanoma iš visą aplankyti tą lankytiną vietą. Jo. Tai va, o manau, nedrebėjo Giedrių. Nedrebėjo. Visiškai prisigėręs, toks, nedrebėjo, man dabar labiau dreba. Aš dar vieną klausimą turėjau, kai aš pamačiau anonsą ir kai pamačiau, kad Cicėnas padaro tą salto, aš galvojau, eik tu sau, tipo, kaip gerai sumontavot jūs, ta prasme... Ant žalio ekrano. Aš po to žiūriu, aš ant šešėlio žiūrėjau, nes galvoju, šešėlio nebūsit padarę normaliai ir matysis. Ir žiūriu, net šešėlį padarėt gerai, galvoju, kaip? Ar jūs perverėt jam šoną kažkaip ir sukot, kai jisai pašoko į viršų? Jisai padarė for real? Jo, ir šiaip istorija tuo, kad mes vėlgi vieną vakarą sėdėjom, šnekučiavimas toj sodyboje ir jisai, žiūrėkit, ką moku, salto aš moku. Visi, eiktų. O va, padarysiu, bėgo ir padarė.
Okay. Tai gerai į filmą įdedam ir kitą dieną pamaina ir tiesiog... Bet tu supranti, kad jis gali būti, kad tik tuo metu jis nebuvo daręs niekada iki tol. Jis buvo daręs, bet labai, sako, man reikėtų prasitampyti čia. Ne, Ramūnai, davai, daryk. Nes pavyzdžiui, žinok, man atrodo, kad aš dabar galėčiau padaryti. Tikrai, aš niekada aš niekada nedaręs esu, bet man žinok, atrodo, į filmą paskui dėsiu. Aš žinau, kaip reikia, aš teoriškai žinau, kaip reikia. Reikia šokti ir loštis iš karto labai. Koja sutraukti. Galva mest atgal, bet ne per daug, kad nenulūštų. Nu, ir apsisukė viskas, man atrodo. Bet taip ir yra. No. Teoriškai taip yra. Čia, žinai, kai pažiūri Fulės čiampą ir varai Fulę žais, nes įsivaizduoja, kad lygiai taip pat dabar žaisi ir per galvą spardysi. FIFA pažaidai ir atėjęs irgi bandai. Yeah, right. Kaip jautėsi, kai pats vaidinai ir negalėjai matyti kadrų? Galėjai matyti kadrus, tiesiog negalėjai... Nebuvo laiko net peržiūrėti, žinok. Tiesiog pasitikėdavau. Keistai jau, aš pirmų teikų pervaidinau, va tokį. Hei, kaip čia mes esam seniūnijai. Paskui sako, Mariau, biški ramiau. Ir tada trečiu. Kaip Kestui nefaina buvo režisieriui sakyti, kad jis chujovai vaidina tiesiog. Nu, neišvaidini. Nu. Tai... sunkoka, keistoka ir ypač iššaunė, žinai, be jokių lipimo, tiesiog šiandien tavo vaidint. Tai keistoka buvo ir visi kažkokius tokius šiek tiek lūkesčius turi, čia režisierius vaidina. Ne, sunku iš tikrųjų, nematant dar savęs sunku. Kaip vaidinant Chicken Factory'ui, daug paprasčiau viskas, nes gaidina ir pasitikė ir motyvuoja, tai labai kažkaip labiau savim pasitikė ir gaunasi tada. Nice. Filme vaidinę aktoriai pasakoja apie labai linksmą atmosferą filmo metu. Kokie žiūrovo atsiliepimai pažiūrėjus filmą? Kaip ir sakiau, labai platus, netgi šiandien perskaičiau Dario Voitulokevič recenziją. Tai prilygino su Orlausko pliusu. Tai čia man toks... Labai jau, jei jau mes nuo čia pradedam komediją, aš kurt nuo dugno, tai tada, tada tik į priekį vėliau. Aš tai sakiau, tiesą sakant, visokių, žinai, sorry, kad pertraukiau, yra ir sakau... Nieko tokio. Yra, va tai mano emocijų roller coasteris eina, kad vakare, nes daugiausia žmonių pažiūri maždaug paskutinį seansą ir kokie 2-3 parašo, kad žiauriai fainiai, labai patiko, ten pritagintas. Ir tada atsidarau tą patį vakarą IMDb, 2-3 žmonės įvertinę vienetų, žinai, poslinkis to vienetų. O koks IMDb dabar yra? 5-6. Nice. Ir ten 10, po 2 viską ir vienetukų, va taip atrodo vertinimai. Tai aš manau, taip margu, taip visiems arba labai patinka, arba, nebūtinai labai patinka, arba labai nepatinka. Ir dar pastebėjau, labai patinka mamom kažkodėl. Visada vienas sako, atsivedžiau mamą, labai 2 kartus verkė, emocijos buvo, tai prisijuokė, tai man atrodo mūsų auditorija. Psichologiškai nestabilę mamą atsivedžiau ir verkė, ir juokės, taip jai keitės tos emocijos ir čia tik per intro. Per trailerius. Per titrus. Kaip jautėjus, kai tavo filmas aplenkė Elvio Preslio filmą? Aš tapai populiariausių filmų. Kažkaip nesureikšminau, niekaip nesijaučiau. Man atrodo, komanda labiau jautėsi pakylėtai negu aš. Nes aš kažkaip, ir ką? Lietuviškas filmas, kuris nėra dabar apskritai jokių lietuviškų. Mes pakankamai gerai iškomunikavom, tikrai daug buvo reklamos. Tai aš manau, jeigu antrą savaitę išliks topė, nes dabar banga ir to Elvio, tada aš emociškai jau labiau pakylėtas jausiuosi. Dabar kažkaip nelabai nustebino, nors sakė, kad čia nustebino tuos, kas supranta kino platinimą ir žiūrovų. Seniai, kažkur dabar kalba pagrindinis Elvio aktorius ir sako, žinojot, kad jis Lietuvoje aplenkė. Mūnis toksai. O kas per filmas? No idea. Iš mamų turim atsiliepimus, kad ir verkia ir juokės, bet apie filmą patį nieko. Paskutinis klausimas. Kiek žiūrovų tikitės pažiūrės šį filmą? Aš galiu atskleisti, kiek mes susidėliojom, ne? Mes 3 sudėjom savo topus. Aš sakiau mažiausiai, tai buvo 21 000, tada buvo 26 000 spėjimas ir beros 33 ar 31. Va to mūsų komandos
kurie dabar užsimena Aš komunikaciją. labai linkiu jums 26. Ne. Ne, aš linkiu jums viso ko geriausio, aš linkiu, kad ir 31 permuštų. Plus, aš žinau, kad filmą dar tikrai rodys, bent jau Liepos mėnesį, tai tikrai dar drąsiai galėsite išvysti. Bet nelaukit paskutinės dienos, nebūkite studentai ir žinot ką, dar šiandien. Varykim ir nusiaupkim Forum Cinemas ir pažiūrėkim. 40 perkam vienas žmogus. Davai, visi. Rekordą. Padarykim, kad apie mus kalbėtų visoj Vilniaus apskrity, tarkim. Žodžiu, mes, man atrodo, keliam link pabaigos. Jo, aš pabaigą norėčiau pasakyti apie šiaip filmą. Aš šiaip labai kuklus žmogus ir aš pasiruošęs tas kritikos strėlės sugauti ir tuos vienetukus ir Darijo kritika milžiniška, kad tai filmas chaosas. Bet pažiūrėkim, žinai, kai žmonės ateina žinantis su kokiom aplinkybėm darėm, kaip viskas vyko, jo, mes naivus, mes naiviai drąsus. Bet tai vėlgi tai yra pamokos, už kurias mes jei ir gausim jūsų tą pinigėlį, kaip ir sakiau, kursim kitą, mokysimės ir darysim. Ir aš, beje, stojau į režisūros magistrą, tai tikiuosi, bent tas man padės. Nice. Tai nepaleidžiu tos svajonės padaryti gerą, kokybišką filmą su geru biudžetu ir mokėti kolegoms, kurie padeda ir šiam kelyje. Tiki manim kol kas. Jo, aš žiūrėk, aš dar tada, kadangi paminėjai Darijo, aš irgi negaliu neatsakyti šitą, bet man tiesiog keista, kad žmogus, kuris sukasi šitoj visoj virtuviai, nors pats nėra daręs ir statęs filmo, bet žino aplinkybės, jisai taip sumala viską ir tuo pačiu paskutinėje recenzijoje yra apie tai, koks geras yra Pakalikai 2 filmas. Ir, jo, cool, bet labai sunku lyginti ir labai sunku statyti vieną lentyną. Tokius filmus, kur yra šimtai žmonių dirba prie to filmo, jeigu ne tūkstančiai su platintojais ir panašiai, ir kur yra visiškai iš idėjos daromas filmas su labai mažu biudžetu, bet su labai dideliu noru ir su gera atmosfera, galiausiai viskas yra paleista į kino teatrus. Tai aš sakau, aš linkiu didžiausios sėkmės tau, dėl Darijo. Aš linkiu irgi sėkmės, tiesą sakant. Viskas tvarkoj, viskas tvarkoj, tiesiog man jo recenzija yra arčiau pliuso negu tavo filmas arčiau pliuso, bet tai tegul mano nuomonė te būna. Žodžiu, viskas, fainai pasibuvom. Norėjau padėkoti visiems, kas šiandien atėjo čia pas mus, bet mes turim dar smagiausią dalį, tai yra turim kam padovanoti. Tai mes nusprendėm daryti taip, kad nebūtumėt tokie vienišiai ir nekeliautumėt vieni į kino teatrą, tai nusprendėm daryti ne 6, o 3 po 2, kas yra labai prastas prodiuserinis žingsnis, iškart galiu pasakyti, galėjo dovanoti 6 ir vis tiek jie būtų pasiėmę kažką į kompaniją, bet ne aš prodiuseris, galėjo samdytis profą, bet ar ne, taupot, viskas gerai. Tvarkoj, Mariukai, išrinkim davai, kas laimi ir ką mes kviečiam čia. Aš tiek buvo gerų klausimų, aš labai jau... O kas yra, sakė, kažkas nematė, kėlė rankas? Yra. Žymiai daugiau rankų dabar kažkodėl atrodo. Reikia padovanot, kas nematė. Galim taip mes daryti, ar reikia klausimus išrinkti? Nekeičiam taisyklių, ne prodiusinis... Gerai, padovanot. Gerai, kokių buvo klausimų dabar? Tai davai apie biudžetą, kas užklausė, kur nukeliauja pelnas? Kas? Gerai. Prašom. Pakvieskime buhalterę čia pas mus ir dovanojame jums 2 pakvietimus į populiariausią šios vasaros filmą. Taip, kas dar? Tiesiog, jum. Ne, ką. Ir... Čia uždaras vakaras. Kaip kilo idėja? Paleiskit šunis. Kaip kilo idėja tam klausimui? Kaip kilo idėja? Kas paklausė šio klausimo? Viskas? Yra. Va. Yra? Prašau. Prašom, sveikinimai. Ir apie aktorius tai tu klausė, ne? Jo. Neribotas biudžetas. Jo. Ir kas kažką dar? Dar vieną. Davai. Duok pažiūrėt lapukų, kokiu buvo. Ne, per ilgai mūnį, jau čia dabar... Davai greit. Davai vieną, ištrauk, tiesiog, ištraukiam vieną. Kuo geresnis, blogesnis už kitus? Labai geras klausimas. Labai geras, tarp kitko, klausimas. Va, jūs? Labai gerai, sveikinimai ir jums atitenka 2 pakvietimai į filmą. Kartą kaime. Tai ką ir viskas, mes šią gaidą atsisveikiname su visais, galite likti čia, tęsti savo vakarą, ačiū, kad susirinkot. Ačiū labai jums. Gerbiamas režisorius Marius Pocevičius, ponai ir ponios.
Viskas, iki kitų kartų. Čiau. Ate. O dabar važiuojam, maestro.